Sveiki. Tai norėčiau parodyti, kaip greitai ir paprastai pakeisti nuotrauką, netinkamą nuotrauką. Tarkime, kaip pavyzdys, turime dvi nuotraukas. Vieną tokią, kitą tokią. Čia tėtis su dukrele labai gražiai atrodo, bet berniukas toks jau nori lipti nuo kėdės. Šitoje nuotraukoje berniukas gerai atrodo. Tai dabar šitas abi dvi nuotraukas mes tiesiog sujungsime labai paprastai. Atsidarom Photoshop'e abi dvi nuotraukas, taip kaip taip atrodytų. Ir vieną iš tų nuotraukų tiesiog reikėtų tempti žemyn. Kurią nuotrauką? Dažniausiai tempiu tą nuotrauką, kurios nenaudosiu ir kuriai mažiau reikia panaudoti vietos ištrinimo. Tai kaip pavyzdys, aš čionais su tiesiog V raidę klaviatūroje paspaudžiu, atsiranda toksai kryžiukas su rodiklėlė. Arba čionais dešiniai pusėje pas mane čia galima paspausti. Galbūt pas jūs įrankių juosta bus kairėje pusėje, tai tiesiog žinokit, V raidę paspaudus, move tool, tiesiog mes pasiemam už šitos nuotraukos viršelio ir atitempus išėjus tiesiog joje pasidėjus ant priekio, paspaudus V raidę, laikote įspaudę ir su pele bakstelėt ant tos nuotraukos ir tempėt ir paleidžiat tiek klaviatūroje, tiek pelę. Ir dabar tik su pele galit užmesti nuotrauką ant nuotraukos. Pas mane šitaip jau padaryta, tai kaip matot, aš jau esu pakeitusi, tiesiog norėjau greitai jums parodyti, kaip tai padaryti. Ką prieš tai reikėtų padaryti, tai kai uždėjot nuotrauką, sumažinti opacity. Taip, kad matytumėte abi dvi nuotraukas. Ta nuotrauka, kur viršuje, mes ją uždėsim ant tos nuotraukos, kur yra apačioje. Taip, galbūt paprasčiau, galbūt taip sakysiu. Tai aš dažniausiai plius minus atitaikau akis, pagal akis, nosį ir taip toliau. Ir žiūriu, kad visai neblogai čia sueina. Jeigu ten truputėlį ten kažkur matosi, kad ta nuotrauka šiek tiek, galbūt ten žingsnis buvo arčiau ar toliau paeitas, tai gali būti mažesnė ar didesnė. Tai jeigu tokiu atveju, kad ją reikia pratampyti, padidinti, klaviatūroje spaudžiu Command T arba Ctrl T. Ir už kraštelių pasidarau tokį dydį, kokio man reikia. Faktas, kad neatitaikysiu plius minus visko, tai yra normalu, bet plius minus, kad tik veidus pakeisti, kad daugiau viso kito nekeisti. Tai dabar atitaikius, spaudžiat Enter, opacity grąžinat iki 100%, įjungiat Mask, čia pačioje, ir ją užslepiat tą viršutinę nuotrauką. Tai Command I klaviatūrai spaudžiate, grįžote į pradinę nuotrauką, Command I arba Ctrl I paspaudus. Dabar pasiėmant brushą ir 100% flow. Valote tiesiog, galit pradėti nuo veido viduriuko, pavyzdžiui, galima tik šitą vietą valyti. Bet kartais, jeigu netyčia kažkur pajudinot, o veidukas šiek tiek buvo pasislinkęs, tai gali būti, kad ir turės įtakos. Tai kai valote, tai žiūrėkite, kad valytumėte ir po truputėlį, kad kažko labai nesugadintumėm, ne? Pavyzdžiui, pavyzdys čia eina, viskas ok. Čia šitos savybės jau nepaliksim ir taip nepaliksim, tai čia pravalom iki šitos linijos. Rankutę irgi pravalom ir tėčio veidą visą galvą irgi pravalom iki
čia aš dabar kaip išjungsiu, parodysiu, bet kaip iki kaklo, matot, iki šitos vietos aš tai padariau, atitaikiau, tai va mano kiek ir pasikeitė. Dar būtinai visą laiką kaip įjungiu ir išjungiu akį, patikrindama, žiūrėdama. Jeigu kažkur kažką netai pavalėt, X-ą klaviatūrai paspaudžiate, bet čia pas jums yra 2 kvadratai, kuriuos su maske žaidžiat. X-ą paspaudžiu, jeigu tamsus kvadratas ant tamsios maskės, tai gražina į tą pradinę vietą. X-ą paspaudus baltas kvadratas, tai aš pereinu į tą pirminę nuotrauką, kuri yra ant viršaus. Tai va, tai tiesiog aš taip su X klaviatūrai spaudinėdama ir valydama aš galiu sutvarkyti tą nuotrauką. Tai va, taip atrodo prieš, taip atrodo po. Kartais visą laiką pajunginėkit, apžiūrėkit, bejunginėjat, apžiūrėkit visus kraštelius, ar nėra kokių tokių niuansų, kažkokių, pavyzdžiui, va tokio, atšakelį, toks atraižėlės, atsiprašau, nepalikta, arba ten kažkokio tokio varianto. Tai čia dar visai neblogai. Aš čia galbūt taip ir žiūrim, ar neturi įtakos kaklo kažkur, čia suknelė. Matau, kad neturi didelės įtakos, kaip ir viskas ok. Tai va, tai būtinai brašą padarykite 100%, kad visi pikseliai būtų ir kad nebūtų kažkas pasislėpę. Tai va, turim prieš ir po. Sėkmės!